nariai ir bendruomenės. Construction 21 žinių platformoje yra sukurta speciali erdvė nariams ir bendruomenėms. Parodysime pavyzdį, kaip gali bendrauti du nariai – Antanas ir Jonas. Spustelkime ant laukelio nariai. Čia rasite informacijos apie narius. Naudodamiesi paieškos sistema dešinėje pusėje galite rasti narį pagal jo vardą. Suradus narį, galite su juo užmegzti kontaktą, išsiųsdami pakvietimą bendrauti. Kai tik Antanas prisijungs prie platformos ir pasitikrins savo pašto dėžutėje žinutes ir pakvietimus, pamatys, kad gavo Jono pakvietimą. Tuomet apsisprendžiate ar patvirtinti ar atmesti Jono kvietimą. Jei prisijungsite prie bendruomenių, skiltyje Mano šaltiniai rasite kontaktinius ryšius. Čia yra sąrašas narių, su kuriais bendraujate. Galite kontaktuoti su bet kuo tiesiogiai spustelėję kontaktuoti su nariu. Atsidarys naujas langas, toks kaip bendras elektroninis paštas. Pabaigus rašyti žinutę, spustelkite siųsti. Kaip matome, į Jono pašto dėžutę atsiunčiamas laiškas. Jūs galite atsakyti arba ištrinti naujas narių žinutes. Teksto rašymo laukelyje rasite tipinius redagavimo mygtukus, tokius kaip stiliai, paraštės, pabraukimai ir kitos funkcijos. Bendravimas tarp narių gali vykti rašant daugybę žinučių. Taip pat prisegant priedus, spustelėjus pasirinkti, siųsti mediją medžiagą ir atsisiųsti dokumentą. Pasirinkus dokumentą, įterpkite pavadinimą ir pasirinkite prieigos tipą. Jūsų dokumentas bus matomas tik nariams arba visiems priklausomai nuo jūsų sprendimo. Spustelkite išsaugoti ir palaukite, kol įsikels. Konkrečiu atveju naujas laiškas išsiųstas Antano su nuoroda į PDF formato failą. Jei ant jos spustelsite, galėsite atsisiųsti jį iš serverio. Kai bus baigtas siuntimas, galėsite jį išsaugoti ir atsidaryti su savo programinė įranga. Visi dokumentai, kuriuos jūs įkeliate į žinių platformą, yra išsaugomi direktorijoje dokumentai, kurią rasite puslapyje bendruomenės.
Šiame puslapyje jūs taip pat galėsite matyti ir kitus dokumentus ir juos išsisaugoti pagal prieš tai rodytą seką. Pavyzdžiui, pasirenkame Word tipo dokumentą su pavadinimu ir aprašu. Galiausia, jūs galite nurodyti kategoriją ir pasiekiamumą. Sukurti bendruomenę. Skiltyje Mano resursai spustelkite bendruomenės. Tuomet sukurti bendruomenę. Sukuriant bendruomenę reikia nurodyti logo arba nuotrauką, bendruomenės tipą, bendruomenės pavadinimą, aprašymą, temas, pavyzdžiui, tarptautiniai teisės aktai, raktažodžius, kurie apibūdintų jūsų bendruomenę. Taip pat svarbu nurodyti pasiekiamumą. Čia jūs galite pasirinkti, kokią bendruomenę kurti – uždarą ar atvirą. Pabaigoje išsaugokite bendruomenę. Jei įsijungsite Mano bendruomenių valdymas, galėsite valdyti bendruomenę.